Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Kovo 1 diena, penktadienis, ir šiandien kaip tik yra pirmasis mėnesio penktadienis, gailestingojo Jėzaus širdis, ir šios dienos Evangelijoje pagal Matą 21 skyrius, tai jau praktiškai paskutiniai skyriai, Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: pasiklausykite palyginimą. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomavo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metų, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savo vaisių dalies, bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą užmušė, o trečią nužudė. Jis vėl siuntė tarnų ir vyko vėl tas pats. Galiausiai jis pasiuntė savo sūnų ir jie kalbėjo: tai įpėdinis, eime, užmušime jį ir turėsime palikimą. Tai kągi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Iš tiesų, aš kelias ištraukas iš tos Evangelijos perskaičiau, neskaičiau visos Evangelijos, bet yra labai svarbu, kad mes suprastume, kad šitą gyvenimą, kurį mes gyvename, tai tikrai yra Dievo dovana. Sveikata, kurią mes turime, taip pat yra Dievo dovana. Visa galbūt kažkokius tai vertybės savo, materialinės, turime namą, turime galbūt darbą, tai yra Dievo dovana. Ir mažylėliai, pavyzdžiui, kai mes laiminam namus, tai nėra taip, kaip tie visi energetikai, kurie kalba, visokie ekstrasensai, čia, žinai, kažkokias auras išvalo, dar kažkokius kampus išvarinėja. Ne. Pašventinti namus, taip žmogui pasakyti: pašvęsk savo gyvenimą Dievui. Pašvęsti reikia, atiduoti. Ir žmogus pirmiausiai, mes kviečiame, kad pirmiausiai jis dėkotų Dievui, dėkotų savo tėčiui ir mamai, kad jį pagimdė, dėkotų savo draugams, dėkotų galbūt dėstytojams, mokytojams, nes jis užaugo tam tikroje aplinkoje, mes visi užaugome. Ir tikrai ir jūs patys, ir aš esame matę daugelį žmonių, kurie prarado namus, kurie prarado darbus, kurie prarado sveikatą ir išgyvena tam tikrus nepriteklius, sunkumus, kančią. Ir va tas dalykas kažkaip prabyla. Ar tu dėkoji Dievui už šią dieną? Kaip tie vynininkai, kuriems buvo atiduotas tas vynuogynas, atiduotas tas gyvenimas, jie nori pasisavinti viską savo. Todėl šiandieną aš tikrai nuoširdžiai jūs kviečiu, kad 1 mėnesio penktadienį pažvelgtumėm per Jėzaus širdį. Ten yra tokia viena eilutė maldoje: Jėzau, padaryk mano širdį panašiai savo širdį. Ir toje širdyje slypi vienas labai svarbus dalykas: aš atiduodu iš tikrųjų tavo rankas savo gyvenimą. Mažylėliai, nieko, viską liktai turime, bet iš tikrųjų niekas mums nepriklauso. Vienintelis dalykas: ar aš myliu, ar aš esu žmogus. Tik iš to kuriasi mano žmogiškasis pasaulis, žmogiškas gyvenimas. Kviečiu šiandien penktadienį, kai eisite kryžiaus kelią arba išgyvensite kažkokį sunkumą, pagalvokite: ar aš myliu, ar aš esu gailestingas tam, kuriam šiandien galbūt labiau reikia mano pagalbos, mano dėmesio. Būkime dėmesingi, nepraeikime pro žmogų, kuris galbūt ilgisi kito žmogaus žodžio ar veiksmo. Palaiminto penktadienio. Brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gavėnios kelionė.